Sveiki. Pagal paieškos žodžius internete matau, žmonės gana dažnai kamuoja refliuksas. Tai toks labai nemalonus reiškinys – skrandžio rūgšties pakilimas. Kažkada teko tai patirti, buvo labai nemalonu. Refliuksas – tai organizmo reakcija, kuri pasako žmogui, gana, nebekimški mane daugiau viso to šlamšto, bet žmogus nesugeba suprasti. Kadangi tie žalingi produktai, kurie dar visiškai nesenai žmonėms buvo svetimi, nepriimtini, šiandieną vartojami kiekvieną dieną. O po to žmogus stebisi, o kodėl aš sergu, o kodėl pas mane refliuksas. Bet organizmas aiškiai pasako, gana, man jau valki čia, toks maistas. Taigi, jeigu atsirado refliuksas, labai tikėtina, kad perspektyvoje ateis ir cukrinis diabetas. Sergančius cukriniu diabetu dažnai kamuoja refliuksas ir tas pats mėšlungis, kadangi susirgimo negalavimų priežastis yra ta pati. Kaip atsikratyti refliukso, mėšlungio, cukrinio diabeto antro tipo, informacija bus mano uždarame kanale Sveikatos logika. Už nedidelį mokestį. Ir dar šiek tiek informacijos. Toliau degraduojant medicinai, aš metodiškai pasveikau iš nepagydomos ligos psoriazė, žvynelinė kitaip vadinama. Netgi išmokau ją valdyti, sumažinti židinį, išplėsti židinį, o po to visai panaikinti. Eksperimentų su savimi dėka sužinojau, kodėl atsiranda pleiskanos, baltos liežuvio apnašos, kodėl kaupiasi dantų akmenys. Tai irgi tokie požymiai, kuriems atsiradus reikia susimastyti, kadangi nieko nedarant, nesimant priemonių, ateis kiti, rimtesni sveikatos sutrikimai ir susirgimai lygos. O tas, kas turi cukrinį diabetą, dažnas jau žino, kas yra mėšlungis, kas yra refliuksas, kadangi priežastis susirgimų ta pati. Taigi yra mano uždaras kanalas Sveikatos logika, ten daugiau tiesos, ten alternatyva už nedidelį mokestį. Ir jeigu nuspręsite užeiti, žinokite, ten nebus atskiro įrašo apie refliuksą. Pasirinkite temą cukrinis diabetas antro tipo išgydomas, kadangi priežastis ta pati. Nuoroda bus aprašyme arba šito įrašo pabaigoje. Būkite sveiki, iki.